Sveiki, aš su Saugaus interneto jaunimo forumo narys Algirdas ir šiandien aš jums noriu parodyti keletą akimirkų iš mūsų 7 Saugaus interneto jaunimo forumo susitikimų, kurie vyko Švietimo informacinių technologijų centre ir jo partnerių darbovietėse. Taip pat jums parodysime žmonių apklausą apie mūsų Saugaus interneto jaunimo forumą. Ar žinote, kad yra toks dalykas kaip Saugaus interneto jaunimo forumas? Ne. Kaip manote, ką mes veikiame? Bandote šviesti visuomenę apie saugų internetą ar kaip naudotis. Labai teisingai. Ir kaip manote, ar tokia veikla yra naudinga? Manau, kad labai naudinga. Gerai, ačiū. Taigi, ar žinote, kad yra toks dalykas kaip Saugaus interneto jaunimo forumas? Niekada nesu girdėjusi. Šiandien pirmą kartą išgirdau jį taip atvirai. Kaip manote, ką mes veikiame? Propaguojat kokius nors gerus internetinius puslapius ar prieinamą gerą informaciją. Naudojatės kažkokiais socialiniais tinklais? Tai matyti pagrindiniai, Facebookas, Instagramas. Ir laikotės kažkokių saugos taisyklių? Aš kažkaip naudojuosi, bet pati nelabai aktyvi esu. Tai tų saugos taisyklių nežinau, gal ir laikausi, nes per daug savo informacijos ir neviešinu. Tiesiog daugiau kitais domiuosi negu save viešinu. Aišku, labai ačiū. Taigi, ar žinote kažką apie Saugaus interneto jaunimo forumą? Ne. Kaip manote, ką mes veikiame? Gal bandot jaunimą apšviesti apie internetą, kaip saugiai naudotis, kad, nežinau, kad jokių problemų jiem nekiltų. Teisingai. Naudojatės kažkokiais socialiniais tinklais? Taip, kaip ir daugelis Facebook. Tai ar žinote, kas yra Saugaus interneto forumas? Daugmaž. Kaip manote, ką ten mes veikiame, paaugliai? Turbūt kalbatės apie saugų internetą ir visas problemas kylančias. Kaip manote, ar tai yra naudinga šiuolaikiniai kartai? Aš manau, kad taip. Ir ne tik šiuolaikiniai kartai, ir senai O kartai. jūs kokiais socialiniais tinklais naudojatės? LinkedIn'u, Facebook'u. Kaip manote, ar tarkim saugus internetas ką ten padaro, tarkim? Aktyvuoja ten kai kurių nuotraukų peržiūras ar dar kažką. Kaip manote, ar tai yra naudinga? Čia su duomenų. Ar tai yra naudinga? Aišku, kad naudinga. Labai naudinga. Ačiū. Ar esate kažkada girdėję apie Saugaus interneto jaunimo forumą? Ne, apie forumą negirdėjau. Kažkada gal, kai mokyklai buvau kažkur. Gal ir vieną ausim girdėjau, bet taip nelabai konkrečiai rimtai buvo. Aišku. Ką manote, ką mes darome? Tai manau, gal kažkokias ribas apibrėžėt interneto naudojimo, kas yra tabu, kas nėra tabu. Taip. Ar aptarėme visokias problemas ir bandome spręsti, sakyti, kas blogai, ką galima daryti. Naudojatės kažkokiais socialiniais tinklais? Žinoma. Būtų biškai kiek keistoka, jeigu nesinaudotų. Facebookas pagrinde. Ir tenais laikotės kažkokių saugos taisyklių, ko negalima viešinti, ką galima? Pagal idėją kaip ir jo tikriausiai. Neviešinam, ko negalim, pavyzdžiui, nuogo kūno arba dar kažko panašaus. Ir kaip manote, ar yra naudinga jaunimui toksai dalykas kaip forumas, kuris... Aš manau, kad naudinga, aišku, tokie dalykai informaciniai visada naudos suteikia, ypač jaunesniem, gal netgi tėvam vaikų, kad būtų informacijos iš kažkur gauti apie tokius jaunimui, kad saugiai naudotis. Ja, labai gerai. Ačiū. Ačiū. Geros dienos.